Sirgalių žiūrovų, kurie susirinko mus šiandieną palaikyti ir labai gerai palaikė. Tik tai gaila, kad mums nepavyko šį vakarą laimėti pergalės. Klausimų treneriui. Treneris žaidėjas sakė, kad buvo daug klaidų, ginantis buvo daug klaidų puolant, kas lėmė būtent tai. Sakyk, puolime, kad ar Varžovą gerai gynėsi, ar koncentracijos kažkas. Žinot, kaip yra, man atrodo, kad savo geriausią rezultatą pradžioje rungtynių arba antroje pusėje antrą kėlinuką turėjom, kai buvom padarę tik vieną klaidą. Reiškia, neduodam priešininkui jokio šansų pabėgti greitai, įmesti lengvus taškus su aukštu procentu. Ir toks buvo rungtynių planas, bet antram kėlinukį jau po 2 kėlinių buvo 9 klaidos, reiškia, padarėm labai daug klaidų, kurios leido priešininkui pelnyti lengvus taškus, praktiškai nesiginant. Ir iš kitos pusės galvoju, kad tos užduotis kaip gynyba prieš Pargo arba gynyba prieš Arcenidį arba kad ir prieš patį Smitą tikrai gerai veikia, bet toks jausmas, kad atrodė, kad išėję kiti žaidėjai negali mesti krepšinį ir krepšininkas Lantis Pervesnus labai skaudžiai nustebino, kuris faktiškai yra rungtynių didvyris ir pakeitė rungtynių eigą. Šiandien tai labai daug žaidžiama per Paulių Jokūną, ypatingai kai dengdavo randas. Čia buvo irgi toks planas per jį žaisti metu? Bendrai akivaizdu buvo, kad jie ketvirtoje padėtyje neturi žaidėjo, kuris galėtų uždengti mūsų 4 numerį, ypatingai kaip Paulių Jokūną, kuris šiandieną nuo pat pirmos atakos buvo labai aktyvus, nors per jį ir pradėjau žaisti. Ir šiandieną sužaidė labai puikias rungtynes, bet aš pasakysiu, kad turbūt tie pirmi Tajusio blokai truputį išgąsdino mūsų žaidėjus ir mes po krepšinio buvom tokie agresyvūs ir pataikėm labai prastų procentų, nes buvom neužtikrinti savo metimais, tuo pačiu priešininkas labai aktyviai pradėjo dengti mūsų gynėjus. Tada ir iš ten nebeturėjom agresijos. Šiandien trenerį Vilas Čeri metė palyginus nedaug metimų, kiek būdavo anksčiau. Jūs neleidžiat mest, ar jis tiesiog pats taip? Aš ne tai, kad neleidžiu, bet ruošdamiesi šios dienos rungtynės sakėm, kad negali būti pavienių atsitiktinių metimų, kurie suteiktų priešininkui greit atkovojus kamuolį, nubėgti greitą puolimą ir pelnyti taškus. Norėjom savo puolimu kontroliuoti ir savo gynybą, kas dalinai pavyko, bet neužteko. Šiandien Paulius Jokūnas tai puikiai žaidęs, 4 kėlinio pirmą pusę ant suoliuko prasidėjo. Ar ne per daug laiko viskas ant to suoliuko? Jisai 3 kėlinį labai ilgai žaidė ir reikėjo pertraukėlės ir aš galvoju, kad priešininkas tokia sudėtim žaidžia, kur Simas Andervėnė labai tiko ir daviau jam porą minučių, tuo labiau, kad prieš tai ne vienose rungtynėse jis mums gerai padėjo. Galbūt šiandieną to tokio ryškaus efekto nebuvo, bet kartais norėtųsi žaisti su tą dieną 5 gerai žaidžiančiais žaidėjais, bet neįmanoma, kad žaidėjas žaistų 40 minučių. Reikia kažkiek rotuoti, kad paskui rungtynių gale žaidėjas turėtų kažkokių jėgų.